Labai įdomi savaitė. Mokinausi arabiškos bendravimo kultūros ir, galima sakyti, arabiškos diplomatijos. Va šią savaitę, kuri ką tik baigėsi, pas mane paskutinė savaitės diena šiandieną. Išėjau pasivaikščiot netoli mano namų, kur aš gyvenu. Toksai nedidukas uostas. Žmonės čia laivelius laiko. Mano draugas vokietis irgi laiko. Kartais pasiplaukiam. O va ten tolumoj tokia šviesytė, kur dega. Ten jogos mano studija. Tai ateinu rytais kartą 2 į savaitę pausiminėti jogą. O savaitė įdomi, nes turiu užduotį, reikia patalpas išnuomoti. Nes plečiamės, suradau klientų ir tam, kad būtų pasirinkimas, tikrai nemažai apvažinėjau po visą šalį, suradau kelias alternatyvas, kelis pasiūlymus ir atvažiavo juos įvertinta vadovas iš vadovo pavaduotojas, viceprezidentas mūsų įmonės iš Rijado. Aprodžiau patalpas, tos, kurios didesnės, bet geresnės patiko ir jam, tos, kurios tokio dydžio, kurio mums reikia, bet ne taip gerai įrengtos, nepatiko. Ir apsikeitėm keliais laiškeliais, tai kažką tai sprendžiam, arba ieškom, arba galų gale reikia ieškoti nekilnojamo turto plėtros agentūros, kuri pastatytų mums tas patalpas, o mes iš jų nuomotumės. O taip keliais myliukais apsikeitėm, bet nieko ir nevyko, nieko mes nenutarėm. Galvoju, ką daryti. Ir taip sutapo, kad parodoj neseniai vykusiai susipažinau su vienu žmogum. Bankininkas, labai išsilavinęs vyras, panašiai mano amžiaus. Ir pasikviečiau jį papietauti. Ne dėl to taip tiesiog aptart reikalus, nes gal bus ir klientas. Ir jisai pats pradėjo pasakot, kad kažkoks tai buvo susirinkimas ir mes, bahreiniečiai, labai, ne tai kad dvilypiai, bet dual angliškai pasakė, su 2 veidais, sakykime, neblogąja žodžio prasme. Sakau, ką turiu omeny? Sako, mes nenorim tiesiog nuliūdinti žmogaus. Mes savo kultūroje nuo senovės, nuo prigimties prekybininkai, mes norim, kad visi būtų patenkinti. Ir sako, va, dabar buvo susirinkimas ir aš, sako, susirinkimo metu aš niekad nepasakysiu savo vadovui, kad jisai neteisus ir apskritai savo nuomonės niekada nereiškiu, jeigu manęs nepaklausia. Galvoju, nieko savo, čia jau įdomu. Nes aš visiškai atvirkščiai, mano patirtis visiškai kita ir mano vadovas pats tarptautinėje įmonėje pirmas vadovas Danas išmokino atvirkščiai, reikalavo atvirkščiai, kad jeigu turi kažkokį klausimą, problemą, nori kažką tai aptarti ar pasiūlyti, visada ateik su sprendimais, visada ateik su keliais variantais. Kitaip, neturi sprendimo, neturi varianto, net nesirodyk, ateik, kai turėsi. Ne, sako, aš to niekad nedarau. Kalbu tik tai, kai paklausia, jeigu turiu kitą nuomonę, tai tada užeinu atskirai, pasakau, kaip aš galvoju, jeigu kažką mane tai pasakė, net, sako, būna variantų, kad ir į kampą užspaudžiu, bet tik tai atskirai. Jo, čia galvoju jau įdomu, čia jau įdomi tema ir kaip tik man. Bet sakau, aš vat nesuprantu, ar žmonės nori, kad kaip tik daugiau rodytum iniciatyvos ir
ir sakykime, spaustum, rodytum, kad jeigu tau rūpi, iš tikrųjų rūpi, ar laukt, kol jie sugalvos priims tą sprendimą ir tau pasakys. Nes kaip ir jie turi priimti sprendimą, kadangi visgi aš kaip turėjęs ir savo įmonę, suprantu, pinigai akcininkų. Direktorius įmonės yra samdytas žmogus ir didžiulis skirtumas, jisai savo pinigais nerizikuoja. Jo, sako, jiem patinka, bet turi tą labai diplomatiškai padaryti ir sprendimą jisai turi priimti. Gerai, galvoju, parėjau namo, surašiau, kad taip ir taip, darom taip ir taip, nieko. Laukiu atsakymo. Ateina atsakymas, kad, toksai tradicinis, kad, žinai, Tomai, neaišku skaičiai, paskaičiuok dar tą, paskaičiuok aną, sunku nuspręsti. Jo, paskaičiuoju, nusinčiu vėl ir vėl gaunu panašų atsakymą, kad tai dar tą, tai dar aną. O ir mums atrodo va taip. Ir aš tada šitą taktiką ir išbandžiau. Ir parašiau, kad jeigu tai yra toksai sprendimas, aš jį priemu, bet jeigu jums įdomi mano nuomonė, aš ją pasakysiu, bet pasakysiu tik tai tada, jeigu jūs tos nuomonės norėsit išklausyti, nes nenoriu per daug grūsti savo nuomonę, kad neatrodytų, kad aš užsiciklinęs tik tai šitai nuomonė ir nieko daugiau nenoriu girdėti. Ir žinai ką, iškart pasikeitė tonas, gavau atsakymą, kad taip, tavo nuomonė įdomi. Ir aš paprašiau tiesiog paprastai, tai pateikit man kryptis, pateikit man tą formą, kurioje aš galiu veikti, tose rėmuose, kuriuose aš galiu veikti, kuriuose aš galiu daryti, nes man šiuo atveju reikia jūsų lyderystės, kad paaiškintumėt, kokie visgi jūsų lūkesčiai, nes iki šiol aš tik tai kalbu apie savo lūkesčius ir kaip man atrodo. Ir gavau dar geresnį atsakymą, kruopščiai viskas tada buvo išdėliota, kaip atrodo ir ką reikia daryti, dėl abiejų. Vienas dėl kliento, to, kurį aš tikiuosi laimėti, o kitas dėl tų patalpų. Ir aiškiai buvo įvardinta, kad visgi spręsti reikės tau, Tomai, bet kad tai neprivestų po to prie netokių, sakykime, malonių diskusijų, kai pasirodys, kad mes tapom mažiau konkurencingi dėl kainos. Ir į šitą tokį jau aišku pagaliau išaiškinimą atsakiau, kad ačiū ir leiskit man pagalvoti porą dienų. Nes aš nenoriu, kad jūs galvotumėt ir nenoriu iš karto šokti su atsakymu į jūsų klausimą. Ir tarp kitko, keli žmonės irgi, su kuriais draugauju Facebooką, irgi esu tą patį pataręs, kad nereikia šokti iš karto su atsakymu. Nes kai šoki iš karto su atsakymu, kas tada tam kitam žmogui atrodo? Atrodo, kad paprasčiausiai tu jo negirdi. Atrodo, kad tu tik tai girdi savo atsakymą, savo teisybę. Ir kai aš parašiau savo vadui, kad aš dabar neatsakysiu ir tu duok man porą dienų pagalvoti ir aiškiai suteikiau žodžius šitam kūnui, parašiau, kad dėl to būtent ir nenoriu dabar iš karto atsakyti, kad nepagalvotum, kad aš tavęs negirdžiu ir negaliu priimti kitos nuomonės. Nes jeigu aš tik kažką atsakysiu, man atrodo taip, aišku, kad aš nieko negalvoju. Aš tik duodu atgal, kas užsifiksavę mano galvoju, o aš šiuo atveju noriu pagalvoti taip, kaip galvoji tu. Ir kitą dieną buvo susirinkimas, šiandien ryte, ir mes tą temą aptarėm prie visų. Ir man vadas pasakė, kad paklausė, kaip ten reikalai ar kažką pajudėjo, pasakau, ne, dar šiandieną noriu susitikti su porą kitų vystytojų, noriu pasiruošti, nenoriu bet ko kalbėti, rimtai pasiruošiu
ir atsakysiu, nes man irgi svarbu įmonės pinigai ir aš noriu apmąstyti, kad tai būtų gerai paruoštas, įvertinti tavo poziciją ir tada, kai aš būsiu pasiruošęs, aš atsakysiu. Ir ką? Ir vadas man pasakė, aš labai vertinu šitą tavo poziciją. Pagaliau. Nes iki tol tik tai buvo ping-pongas. Aš pasakau, man pasako. Aš pasakau, man pasako. Ir taip pridėjau, kad galvoju apie šitą reikalą vakar visą dieną. O gal ir tikrai mano tas siūlomas variantas, kad imam didesnės, užpildysim, išnaudosim. O gal ir tikrai jisai neteisingas, nes yra laikas, kai aš turiu kalbėti, o yra laikas, kai aš turiu klausyti. Tai vat, iš tikrųjų žmonės visur vienodi, visi nori būti išklausyti ir išgirsti. Ir reikia mokytis klausyti. Ir šią savaitę gavau labai gerą pamoką, kad ne tik tai, kai moki klausyti, bet dar ir kad pasakai, kad iš tikrųjų klausai ir tą ir padarai. Iki, geros savaitės.